Sveiki, čia vienmandatės rinkimų apygardos numeris 5 Fabijoniškėse kandidatų į Seimo narius. Debatai. Ši speciali agitacijos laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos. Visi kandidatai laidoje turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Klausimus laidos dalyviams rengia ir žino tik šios laidos vedėjas. Pristatau debatų taisyklės. Kandidatai į klausimus atsakinės abėcėlės tvarka pirmin ir atgal. Atsakymui skiriama 1 minutė, kandidatams minint vieniems kitus ar jų atstovaujamas partijas. Paminėtisiems kandidatams suteikiama pusės minutės vienos replikos teisė. Šiandien laidoje dalyvauja Nacionalinis susivienijimas Dobilas Kezys, sveiki. Labadiena. Taip pat Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas Remigijus Motuzas, labadiena. Labadiena. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Kęstutis Skrebys, sveiki. Sveiki, malonų žiūrovai. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos Andrius Stasiukynas, sveiki. Labadiena. Ir Lietuvos regionų partija Eduardas Šablinskas. Sveiki, Eduardai. Labadiena. Taigi, pirmas klausimas gerbiamui Dobilui apie visuotinį šaukimą, privalomą šaukimą yra, per 5 metus šiuo metu planuojama tą dalyką įvesti. Klausimas paprastas, ar tam pritarėt, jeigu taip, tai kodėl, jeigu ne, tai taip pat kodėl. Minutė atsakymai. Taip, nacionalinio susivienimo pozicija yra aiški ir nedviprasmiška. Mes griežtai pasisakom už visuotinį šaukimą, kuris turėtų, aišku, būti įgyvendintas sėkmingai ir panašiai. Ir savo pasirinkimą šito klausimo, grindžiam tokiais dalykais, kad šiaip ar taip tėvynės gynimas yra pagrindinis dalykas, ką turi daryti jo piliečiai. Ir iš principo, jeigu mes norim turėti kažkaip vyrus tokius kaip vyrus, tai ta tarnyba kariuomenėje tai tikrai didžiulis pliusas. Dėl kitų dalykų, kaip to organizuoti, mes turime visokių pasiūlymų sėkmingų, ir be abejo tai būtų susiję kartu su daug logiškesniu lėšų paskirstimu, kadangi pritraukimas papildomų žmonių reikalaus ir lėšų. Ir tas, sakykime, jaunuolių dalyvavimas tiesiai po mokyklos yra labai teigiamas, kadangi tai negadina karjeros, prieš sukuriant šeimą, prieš stojant į aukštąsias, tai tiesiog turėtų būti aišku ir paprasta visiems, be jokių cirkų, be jokių, sakykime, loterijų ir panašiai. Ačiū. Dėkui, laikas. Remigijau, prašau. Na, iš tikrųjų, visuotinio šaukimo idėja yra labai diskutuotina. Ji buvo diskutuojama labai per praėjusius turbūt metus ir šios kadencijos metu, bet aš manau, kad karas Ukrainoje situaciją pakeitė iš esmės. Mes dabar kitaip žiūrim į tėvynės gynybą. Socialdemokratų partija pasisako už visuotinį šaukimą, todėl kad mes žinome, kad turime pasirengti gynybai. Mes kalbame apie Vokietijos brigados dislokavimą. Tačiau nemažiau svarbus uždavinys yra ir mūsų kariuomenės parengimas. Tai yra ir pilietiškumo, ir taip pat pasipriešinimas hibridiniam atakom ir kitom. Ir žinoma, jeigu mes neturėsime savo kariuomenės, tai mūsų negins ir NATO narės. Lietuvos kariuomenės sukūrimas, ją reorganizuojant netgi Lietuvos diviziją, yra labai svarbus uždavinys. Todėl šaukimas visuotinis padėtų išspręsti ir šią problemą. Dėkui. Kęstuti, prašau. Iš principo aš pritariu visuotinio šaukimo idėjai, bet ne veltui yra pasakyta, kad velnias deja slypi detalėse. Ir vėlgi, ar visuotinis šaukimas bus iš tikrųjų visuotinis? Ar visi bus pašaukti? Kitas klausimas, čia ponas Remigijus pasakė, kad pritarė tam, kad iš karto po mokyklos, bet aš iškelčiau klausimą, tai ar Lietuvos kariuomenėje reikalingi tik tai žmonės, kurie gali bėgioti su automatais po laukus, ar reikalingi ir aukštos kvalifikacijos specialistai. Ir šitoj vietoje aš būčiau už tai, kad, ar tai karinės katedros, ar tai karininkų kursai būtų kiekvienoje aukštoje mokykloje. Ir aš manau, tai tik tai padidintų Lietuvos kariuomenės galią ir tuo pačiu jauniems žmonėms leistų studijuoti ir ruoštis tėvynės gynybai. Tai mano pozicija būtų tokia. Buvo paminėtas Remigijus Motuzas, bet replika vėliau, po to, kai visi pasisakys, aš tą atsimenu. Andrius, prašau. Taip, iš esmės mūsų pozicija yra pritariam, bet vėlgi reikia žiūrėti geriau. Visuotinis šaukimas taip viena iš sudedamųjų dalių, kuri padėtų užtikrinti saugumą visos Lietuvos, žinoma.
šaukimą. Bet tai yra viena iš sudėtinių dalių. Vėlgi, kad tą suorganizuoti dabar pajėgumai yra neparuošti per 5 metus, tai žadama paruošti, bet mes matome, kad labai stringantis tie dalykai. Žodžiu, turi būti infrastruktūra parengta, turi būti atitinkamai, vėlgi, ne apie kiekybę mes tik tai turim kalbėti tą šaukimą, bet tai yra ir apie kokybę, tai vėlgi tai turi būti parengimas ne tik tai jaunų žmonių kalba eina, bet tai yra ir kvalifikuotų, ir tam tikrom kvalifikacijų, specializacijom. Dabar karas, jisai 21 amžius, mes matome, kad jis kompleksinis yra, tai ne tik tai žmonės, tai yra ir dronai, ir robotai, ir kibernetinis saugumas ir panašiai. Dėkui. Eduardai, prašau. Dėl karinės tarnybos pasisakyčiau taip. Pirmiausia, visuotinis šaukimas turi būti. Per 35 metus mes taip atsilikom, kad sunku įtikinti jaunimą ir sunku dabar bus viską atstatyti. Manau, svarbiausia, kad ne tik iš principo pats šaukimas reikalingas, o jau po to ten įstatymų nustatyti, kas, kur pagal išsilavinimą galėtų tarnauti. Bet tai būtų kartu ir vyriškumo mokykla. Aišku, į kariuomenę galėtų eiti ir merginos, ir vaikinai. Be to, pradėti jau reikia turbūt nuo kokios 8-9 klasės, kad būtų įvestas mokymas. Tiek partizaninio karo, tiek sustiprintas sporto dalykas. Ir ilgainiui, manau, tikrai be 5-mečio mes nepasieksim tų gerų rezultatų. Nes reikia įtikinti tiek jaunimą, tiek ir visą tautą. Ačiū. Dėkui, buvo paminėtas Remigijus Motuzas, tai jums 30 sekundžių replikai. Norėčiau patikslinti, kad aš neminėjau po mokyklos, be jokios abejonės, kad mes negalime užkirsti jaunimui siekti išsilavinimo, bet žinoma, mes turime nepamiršti, kad šiandien pirmiausia yra labai daug savanorių. Kita vertus, mes turim pavyzdžių, kad išeina akademinio atostogų ir patys studentai taip pat išeina. Aš manau, kad turėtume tarti su akademinė bendruomenė, su švietimo ir mokslo ministerija, krašto apsaugos ministerija ir tą tvarką patikslinti dėl visuotinio šaukimo. Ačiū. Tai jeigu norit, irgi 30 sekundžių, ne? Viskas, gavot atsakymą. Gerai, tai Eduardas tada pradeda antrą klausimų ratą. Galit paimti mikrofoną, Eduardai. Reiškia, tęsiant temą gynybos, tai yra NATO kariai Ukrainoje. Žinote, tą idėją buvo iškėlęs Makronas, vėliau atsitraukė, bet kitų ekspertų vertinimų, kad kol NATO neįžengs į Ukrainą, tol Ukraina šito karo nelaimės. Kokia jūsų pozicija šito klausimo? Pirmiausia, turbūt manau, kad Lietuva turi žiūrėti savų interesų. Turi žiūrėti ne viena, o kartu su NATO ir ypač Pabaltijos šalimis. Dėl Ukrainos, tai yra nuostabi tauta, didelė ir sugeba pasipriešinti dar didesniai Rusijai, kuri, žiūrėkit, 300 metų visą laiką sukelia karus vienaip ar kitaip, tai jos didžiulė kaltė. Dėl dalyvavimo NATO Ukrainos tiesioginėme įsikišime, tai yra neįmanomas dalykas, tai yra paskelbimas karas Rusijai. O padėti ginkluotę, mokyti karius mes privalome. Ir čia tie išvedžiojimai dėl raketų ir viso kito, tai yra tik tai politikavimas ir žaidimas. Manau, ateis laikas, kai Ukraina gaus tuos leidimus ir galės raketomis pasiekti visą Rusiją. Manau, tada jinai užsispakais. Dėkui. Laikas, ačiū. Andrius, prašau. Reikia pažymėti, kad vėlgi karas jis vyksta etapais ir vėlgi šiame etape, dėl ko ir Makronas atsitraukė, ar ne, tai šis momentas tikriausiai nėra tinkamas tokiai priemoniai taikyti šitame kare. Vėlgi, ką ir kolegos sako, tai turėtų būti, vėlgi, ginklai, mokymai, galimybė suteikti visokiojopą kitą pagalbą. Ir vėlgi tai yra palaipsninis dalykas. Gali būti, kad ateis tas momentas, kada reikės jau ir šito žingsnio, ir šitas priemonės taikymo. Bet šiai minutė tai ko gero yra, vėlgi visas ir NATO alijansas, ir kolegos iš užsienio, jie vertina tą
labai atsargiai šitą galimybę. Manot, kad Ukraina pajėgi viena laimėti prieš Rusiją, aš taip suprantu. Jinai nėra palikta viena pajėgi, va čia reikia užakcentuoti. Viena turiu omeny su vakarų pagalba, bet neįsikišant. Su vakarų pagalba jinai yra šiai minutiai turbūt pajėgi, jeigu visa ta logistika ir visi ginkluotė nestriktų, visi kiti pajėgumai finansiniai, kurie eina į Ukrainos, jie užtrunka, jeigu jie ateitų laiku, šitą infrastruktūrą, jinai leistų sudarytų sąlygas Ukrainai turėti proveržį. Dėkui, Kęstuti. Aš manau, kad šiuo metu jūsų klausimas tam tikrą prasme netgi yra provokacinis. Ar NATO daliniai turėtų įžengti į Ukrainą ir dalyvauti konflikte su Rusija? Iš kitos pusės, be jokios abejonės, Ukraina yra verta pagalbos, jinai tą pagalbą gauna. Pagalba gauna dėja nepakankama, nes kaip mes žinom, ten buvo pažadėtas vienas skaičius tankų, atėjo ten dvigubai mažiau. F-16, nežinau, jau turbūt 2 metai žadama, bet nežinau, 4 ar 3 yra. Vienas jau numuštas. Vienas jau numuštas tuo labiau. Ir šnekėti šitam kontekste apie tai, kad nėra užtikrinamas pakankamas ginklų, šaudmenų tiekimas, apie NATO dalinius Ukrainos teritoriją, aš manau, kad iš tikrųjų yra per ankstyva. Ir tą sprendimą bet kuriuo atveju turėtų, mano galva, jeigu jis ir bus kada nors svarstomas, tai turėtų priimti didžiausios NATO valstybės, kurios gali garantuoti ir tokių NATO šalių kaip Lietuva saugumą. Dėkui, Remigijus, prašau. Aš manau, kad gerai, kad apie tai diskutuojama. Galbūt tai šiek tiek atgraso Rusiją, bet kaip jau buvo minėta, iš tikrųjų sprendimą dėl NATO kariuomenės įžengimo šiandien į Rusijos teritoriją, aišku, kolektyviai priima visos NATO valstybės. O šiandien tai būtų iš tiesų neįmanoma. Žinoma, mes tame kontekste turėtume galbūt Ukrainai numatyti aiškesnį NATO perspektyvą, buvimo jos kaip NATO narės perspektyvą. Kita vertus, šiandien NATO valstybės turėtų būti labiau susitelkę. Man asmeniškai užkliūva tai, kad vieną dieną girdim Šolcas pasakė tai, kitą dieną tai, prieš kažkokius žemės rinkimus vieną, paskui vėl kitą sakom, mes turėtume būti vieningesni, tiekiant karinę pagalbą ir ginkluotę Ukrainai. Nes tai yra labai svarbu, nes Rusija seka ir atgrasimas Rusijos yra nepaprastai svarbus. Dėkui, Dobilai, prašau. Taip, mes kaip nacionalinis susivienimas turim tokį didelį pliusą, kad sugebam žvelgti žymiai giliau į tos pačius dalykus, kurie vyksta aplink mus pasaulyje. Tai šitoj vietoj reikėtų priminti, Lietuvos politikams, ką šneka tos pačios NATO šalies vadovybė, ką šneka Jungtinių Amerikos valstijų vadovybė. Jie labai aiškiai sako, NATO nekariaus Ukrainoje, jie šneka, kad Amerikos kareiviai nežengs į Ukrainą ir panašiai. Ir tas visų ginklų apribojimas, tai yra paprasčiausiai globalios politikos išdava ir kur yra aiškiai sakoma, kad Rusija, kaip ten iš vienos pusės sako, negali laimėti, iš kitos pusės sako, Rusija negali pralaimėti. Tai reiškia, jie pirmiausia saugo, kad ta Rusija nepralaimėtų. Tai šitoje vietoje iš tikrųjų reikėtų Lietuvos politikam imtis tokio klausimo. Reiškia, nebe tiek šnekėti, kaip ta Ukraina laimės ir bus paradas Kremliuje, bet kas bus su Ukraina po to, kai jinai bus padalinta, reiškia, derybų keliu ir kas liks ten, reiškia, vadovautojų Ukrainai. Reiškia, ar suverenas Ukraina kaip nacionalinė valstybė su savo tauta, ar ateis globalistai, kurie bus supirkę Ukrainą ir, kaip sakyti, ir jie ten tiesiog parceliuos tas, sakykime, gerybės. Ačiū. Laikas, ačiū. Tai tęsiant jūs ir pratęsite kitą klausimą, Dobilai, dėl klausimas iš to, ką kalbėjom nuo pat pradžių, tai koks kelias į taiką Ukrainoje, jūsų manimu? Kelias į taiką bus tada, kai pagrindinės dalyvės šito karo, tiesioginės arba netiesioginės, nutars, kad jiem nebereikia, nebeapsimoka, pavargo, nutars nebekariauti. Tai reiškia, aš manau, kad šitoj vietoj dėja nebus klausima Lietuvos nuomonė, kaip mes įsivaizduojam ir kaip turėtų būti ant Ukrainos taika pasirašoma. Turbūt realiai reikia spręsti, kad tą klausimą spręs, reiškia, galybės. Tai vis dėlto Jungtinės Amerikos valstijos pirmas bus, reiškia, pasiūlytojas taikos. Antras tai bus ta pati Rusija, kuri galbūt su laiku matys, kad į tą karą irgi naudinga pabaigti. Trečias dalykas, mes matom, kad, reiškia, daugelis pasaulio lyderių važinėja į Kiniją pasiklausti Kinijos vadovų nuomonės, tai Kinija tikrai yra dar viena galybė, kuri irgi įtako šitos pasirašymus arba jos sąlygas.
Nu ir ką, ir sakykime, ir paskutiniai vietoj turbūt bus Ukraina, kurios nuomonė turbūt bus mažiausiai svarbi. Deja. Dėkui, Remigijau, kaip Jūs matot? Na, žinoma, kadangi 5 metus dirbau diplomatinį darbą Rusijoje ir labai gerai žinau Rusiją ir teko ne vieną kartą bendrauti ir su Putinu, aš manau, kad svarbiausias Rusijos tikslas ir Putino tikslas yra nepralaimėti. Todėl kelias į taiką yra gana komplikuotas ir sudėtingas. Kita vertus, mes žinom Zelenskio planą, kuris pristatė visai tarptautiniai bendruomeniai. Teritorinis vientisumas pagal 91 metų ribas. Tai yra, mes žinom, kad ir Krymas, ir kitos laikinai okupuotos teritorijos priklauso Ukrainai. Aišku, kad kelias yra labai sudėtingas. Aš manau, kad šiandien kol kas karas dar tęsis ir vyks, ir žinoma, dėrybos bus labai sunkios, bet aš manau, kad vienintelis kelias yra dėrybų kelias. Dėrybų kelias, kuris bus labai sunkus. Ir tam turėtų, kaip jau buvo ir pasakyta, įsikišti, padėti turbūt ir trečiasis valstybės. Pirmiausia, Jungtinės Amerikos valstijos. Ačiū. Ačiū, Kęstuti, prašau. Be jokios abejonės, praktiškai visi karai baigėsi dėrybomis. Labai retas, kuris baigėsi besąlyginė vienos šalies kapituliacija. Bet iš kitos pusės aš nesutikčiau su tuo, kad Ukraina nedalyvau šitam sprendime. Jis ir dabar dalyvauja. Ir Ukrainos pozicija, tarp kitko, yra labai kontroversiška. Iš vienos pusės taip, mes girdime jokių dėrybų iki pergalės, sienos, kurios buvo iki 91 metais. Viskas tvarkoj. Ar Ukraina pasiryžus kariauti? Kol kas atrodo taip. Iš kitos pusės, ką mes matom, kiek jaunų vyrų, kalbančių ukrainietiškai ir rusiškai atvykusių iš Ukrainos, mes galim sutikti Vilniaus senamiesčio restoranuose. Kiek jaunų Ukrainos vyrų yra Europoje. Tai matom, kad iš tikrųjų didelė dalis kariaut, nelabai nori. Jeigu daiktus vadinti tikrais vardais, jie tiesiog pabėgo, pasislėpė. Tai Ukraina iš tikrųjų, Ukrainos tauta, jinai turi nuspręsti, gynasi jinai iki paskutinio ar ne. Dėkui. Andrius, prašau. Iš tikrųjų labai sudėtinga yra situacija Ukrainoje ir žinant Rusijos potencialą, kai kurie analitikai skaičiuoja, kad Rusija gali mobilizuoti iki 17 milijonų kareivių. Jeigu atmetus ten Maskvos tą apskritis ir panašiai, gal 15, bet tai milžiniški skaičiai. Tai ir tų šovinių, kurios turi tiekti Ukrainai, gali neužtekti vien dėl to skaičiaus. Tai ir suprantama, tie kiti aspektai, kurie Ukraina vėlgi reikia turėti galvoje, jinai tam tikrą tradiciją nešasi ir paveldėta galbūt iš Tarybų sąjungos laikų ir tam tikras karinis pasirengimas, vėlgi mažai buvo tų metų, kad išauginti naujos kartos ir generolus ir aukšto lygio karininkus. Vėlgi, ką tai rodo, kad Ukrainai reikia tos ir pagalbos ir žinoma dėrybų kelių, tos trečiosios šalis, jos kaip JAV, jos būtinos yra tam visam dėrėjimas ir tam visam kelyje. Kokio mes rezultato tikimės galbūt baigiantis tam karui, tai vėlgi galima žiūrėti iš tos pusės, kad visų žemių susigrąžinimas visos teritorijų iki nuo 22 karo, kai kurie optimistai sako, galbūt dar ir Krymą reikėtų pridėti, bet kiek tai realu. Eduardai, prašau. Manau, kad šiuo atveju vyksta dar vienas žaidimas. Žiūrėkim, kaip istoriškai atrodo. NATO vadovai vienu atveju pasako, duosim ginklų, kitu atveju ne iki galo duoda, nesuprantat, kad ta ginkluotė NATO gali gana greit per 2-3 mėnesius parklupdyti Rusijos ekonomiką. Visos tos gamyklos bus pasiekiamos raketų ir panašiai. Todėl vyksta toks žaidimas Rusijos ekonomikos alinimas. Ir šiuo atveju ten politiniai žaidimai sudaro savo prielaidas, bet iš tikrųjų aš už tai, kad pati Ukraina spręstų ir jos vadovai savo žemės likimą. Krymas yra vis tik tai Ukrainos dalis, Donbasas taipogi. Ir Putino žaidimai vien tik dėl politinių motyvų, kad išlikt valdžioje, irgi praeis, nes jau amžius jo toks. Taip, kad aš už tai, kad Ukraina būtų pagrindinis darybininkas dėl savo teritorijos. Ačiū. Laikas kažkuria prasme buvo reaguota, ar ne, Dobilai, jūsų pasisakymą. Tai yra sutarimas, kad pareplikuojam, padiskutuojam šito klausimu? Dar 30 sekundžių?
Galim, ar ne? Gerai, prašau. Tai Tik tiek, kad 30 sekundžių. Taip. Ačiū už papildymą, aš tik norėjau, čia girdėjau tokį pasakymą, kad ar Ukraina ruošiasi gintis iki paskutinio. Nu, tas skamba labai žiauriai, nes iš tikrųjų, jeigu Ukraina ginsis iki paskutinio, tai tada kas gyvens po to Ukrainą. Tai šitoj vietoje aš galvoju, kad kaip tik tai tos valstybės turėtų nebūti dviveidės tokios ir ta vienokia ar kitokia taika, kokia jinai bus, dėja, turėtų, reiškia, priimti tol, kol dar yra kam gyventi Ukrainoje, nes priešingų atveju tai, aišku, žemės tuščios nebūna, bet Ukraina be ukrainiečių, taip pat kaip Lietuva be lietuvių, skamba labai žiauriai. Ačiū. Jūs, Remigijau? Be jokios abejonės, aš paminėjau, kad įsikišant Jungtinėms Amerikos valstijom, bet be jokios abejonės, kad Ukraina, Kijevas, prezidentas yra svarbiausias derybininkas. Nuo jų pozicijos niekas nieko nesustars, jeigu neatitiks Ukrainos interesų. Čia be jokios abejonės tai yra svarbiausia. Ukrainos interesai ir svarbiausia Ukrainos pergalė šiame kare. Dėkui, kas dar norėtų? Karas iš tiesų jis yra žiaurus dalykas ir tas mano pasakymas jisai idėja, bet atitinka niūrę tikrovę. O tai, kad nemaža dalis Ukrainos jaunų vyrų iš tikrųjų yra, randasi šiuo metu ne fronte, ne pačioje Ukrainoje, o užsienį, tai irgi yra faktas. Ir į tą klausimą patys ukrainiečiai kaip tauta jie turi atsakyti. Prašau. Vėlgi, čia labai irgi priklauso tavo sėkmė, ar ne? Analitikai įvairius scenarius paišo. Tai galbūt kažkoks tai prasiveržimas link Krymo užėmimas ir paskui kažkokia dėrybinė pozicija, teritorijų mainai ar dar kažkas, tai galbūt. Bet vėlgi mes vis atsirėmėm į ką? Vienas dalykas, žinoma, Ukrainos prezidentas, ar ne, kuris tas lyderis, kuris tą visą, kaip tas simbolis Ukrainos šiuo metu yra, ir žinoma, ta visa pagalba iš vakarų. Tai jeigu šitos dedamosios jos veikia, tai ko gero mes galime tikėtis ir sėkmingų tų dėrybų. Eduardai, norit kažką pridurti? Gerai, tada jūs ir pradėsit kitą klausimą, jisai susijęs apie užsienio politiką, jau Lietuvos užsienio politiką. Tai jeigu galėtumėt per minutę pasakyti, kas jūsų manimų teisingai buvo per šitos 4 metus, kam pritarėt iš tų sprendimų pagrindinių užsienio politikos, ir klaidas, jeigu matote, jeigu tokių buvo, tiesiog jas įvardinkit. Taip, užsienio politikos, tai yra prezidentas, užsienio reikalų ministras, vyriausybė, Seimo dauguma. Dėkui. Įdomiausia tai, kad ne viena atėjusi nauja vyriausybė nekvestionuoja buvusios vyriausybės darbų. Kažkaip viskas nutylo, o bėdų iš tikrųjų daug. Kas yra gerai, kad vis tik tai Krašto apsaugos ministerija tęsi savo pažadus NATO prasme ir pas mus atsiras vis tik tai brigada. Tai yra puiku. Aišku, dėl ginkluotės aš, kaip buvęs nacionalinio saugumo komiteto narys, nelabai sutikčiau, nes labai skubam ir taip pridarysim klaidų. Kita vertus, matau problemą didžiausią. Tiek, kiek ponas Butkevičius dirbo su Kinija, kad atidaryti rinkas, pamenu, 16 metais baigė, atsidarė, tiek gerbiamas Landsbergis viską sumaitojo. Ir tai yra baisu, kad per porą dienų, per 3 dienas, kai žinau tos niuansus, mes netekome milijardų. Ir tylu. Dėkui. Supratau, ačiū. Andriau, prašau. Na, vėlgi, jeigu žiūrint į mūsų ekonominę situaciją ir Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybę, labai jautėsi blogąja prasme blogas, negatyvus turbūt žingsnis su Kinija, tas neoficialus karo paskelbimas su Taivanio atstovybė ir nutraukimas ryšių su Kinija ir palėtė tai, žinoma, mūsų įvairius verslus labai stipriai. Vėlgi ne tik tai tuos verslus mūsų, bet ir tuos investuotojus, kurie buvo atėję, statė gamyklas, bet sako, mums reikia detalių irgi iš tenais atsivežti, tai jeigu kraustys į kitas valstybės, tai vėlgi sutikčiau su kolega apie Butkevičiaus tą pažangą ir įdirbį milžinišką ir šiuo atveju tie visi dalykai buvo greunami. Laikas, matau, baigėsi, kas pozityvaus, pozityvaus turbūt krašto apsaugos, tas momentas, kad vis dėlto tęsiama ta linija, vėlgi reikia pripažinti, kad pirmasis ministras, kuris buvo, ten tie buvo toks daugiau kosmetiniai kažkokie tai idėjos ar kažkokie pasisakymai. Dabartinis jisai tarsi kažką bando daryti, bet vėlgi kadencija baigėsi. Tai klausimas, vėlgi galėjo būti progresyviau, greičiau. Laikas, ačiū. Kęstuti? Iš tikrųjų, be jokios abejonės
didžiausias griekas, sakykime, šitų valdančiųjų, tai yra santykių su Kinija, absoliutus sugadinimas, galima sakyti, nutraukimas. Ir iš kitos pusės vėlgi, susipykimas vos ne su visais kaimynais. Čia mes galim prisiminti ir vėlgi, sakykime, tą bandymą blokuoti tranzitą į Kaliningradą, kuris sukėlė, iš tikrųjų, tarptautinę krizę ten. Kaip rašė tas pats portalas Politico, Briuselio valdininkai dirbo kiaurą naktį, siekdami išspręsti šitą problemą. Blinkenas nekėlė Landsbergiui telefono. Lietuvos šita vyriausybė užsienio politikoje praktiškai užsiėmė provokacijom. O Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos programoje taip yra punktas, kad mes atstatysim normalius ekonominius santykius su Kinija. Nes tie praradimai, kurie yra padaryti, iš tikrųjų yra milžiniški ir kainavo šalies žmonėms, šalies ekonomikai iš tiesų labai daug. Dėkui. Remigijau, prašau. Aš pirmiausia, kaip teigiamą pažymėčiau NATO viršūnių susitikimą Vilniuje. Tai iš tiesų buvo didelis pasiekimas, mes sutelkėm NATO valstybės, Lietuva buvo matoma, Lietuva taip pat formavo tam tikras pozicijas. Toliau aš norėčiau pažymėti, kad vis dėlto buvo pagerinti santykiai su Lenkijos Respublika. Mes žinom, kad praeitoj kadencijoje buvo tie santykiai nekokie, vadovaujant prezidentei Daliai Grybauskaitei. Mes žinom, kad visais lygiais prezidentų, vyriausybės lygiai buvo tie santykiai pagerinti. Žinoma, ypatinga parama Ukrainai. Tačiau norėčiau pažymėti, kad ne viskas klojosi taip, kaip norėtųsi. Kaip buvo minėta, santykiai su Kinija buvo galima atidaryti atstovybę, bet kaip Latvija, pavadinti ją Taipėjaus vardu, o ne Taivanio atstovybė. Kita vertus, mes žinom, kad nepasisekė ambasadorių susitarimas. Svarbiausia, kas nepasisekė, deklaravo, kad pasirašys politinės partijos susitarimą užsienio politikos srityje. Bet jis patyrė fiasko, nes buvo labai radikalus. Dėkui. Dobilas, prašau. Taip, tai apie užsienio politikos laimėjimus ir kliurkas, vadinkim, taip, reiškia, tai būtų galima šnekėti čia ilgai ir be galo, bet aš, jeigu pajokaudamas, tai laikyčiau, kad didžiausias laimėjimas yra tai, kad užsienio reikalų ministerija sugebėjo atsidaryti filialą Graikijoje ir kuris galbūt būtų pritaikomas netgi, reiškia, ir kaip čia sakyti, vadovavimui kovoms, reiškia, iš užsienio, iš emigracijos. Tai reiškia tas dalykas. Daugiau, tai aišku, Lietuva pagarsėjo tik tai kaip visiškai išsišokėlė, daranti kažkokias baises tarptautinės provokacijas visiškai be proto ir kaip partneriam reikia paskui visą tą bandyti užglaistyti ir spręsti tuos klausimus Lietuvos sukeltus. Paseka baigėsi tokia. Lietuva pagarsėjo kaip neprognozuojama, valdžia, aišku, Lietuvos, kaip neprognozuojama ir visai neadekvati. Ir pasižiūrėkim tą patį per verslų atėjimą į Lietuvą, reiškia. Dabar toks įspūdis pasaulyje, kad Lietuvoje tiesioginė prasme vyksta karas, reiškia, ir čia yra didžiulė rizika kažką daryti, kas liečia verslą. Ačiū. Labai gerai pabaigėt, nes aš to ir noriu pratęsti, kai jūs pasakėte būtent apie saugumą, apie investicijas. Klausimas, Dobilai, jums ir taip pat visiems kitiems. Ar jaučiatės jūs pats asmeniškai, jūsų šeima, jūsų artimieji saugus Lietuvoje? Ar Lietuva yra saugi valstybė, ar Lietuva yra saugi investicijoms? Apie saugumą investicijom tai turbūt geriausia būtų įvertinti taip, kai įvertina užsienio partneriai, kurie, partneriai, ne partneriai, reiškia, įskaitant tai kažkokią, aš dabar nebeatsimenu, Vokietijos įmonę, kuri buvo vos nepradėjusi statyti gamyklą Lietuvoje ir paskui staiga susirinko, kaip sako liaudiškai, šmutkės, reiškia, ir dingo iš tos Lietuvos, reiškia. Naujų ateinančių verslų jokių nėra, ateinančių naujų bankų praktiškai nėra, kas ten kalba apie kažką, tai čia viskas yra, kaip sakė, šakėm ant vandens rašyta. Tai ar jaučiuosi aš pats saugus Lietuvoje, tai aš turbūt šitą dalyką sakyčiau taip, reiškia, aš kažkaip mažiau bijau, kaip čia sakoma, reiškia, viską rusai puola. Aš jaučiuosi labiau nesaugus nuo to, ką daro mūsų valdžia čia vietoje, reiškia, valdančiai dabartiniai, kurie tikėsimės, kad po rinkimų bus smarkiai pasikeitę. Tai dabar tu gali sulaukti čia bet kokių išpolių, galų gale pasižiūrėkim, reiškia, apie žodžio laisvės slopinimą, apie žmonių, kurie bando gaivinti istorinę atmintį, čia konkrečiai, reiškia, bent jau liečiant, reiškia, Vidmantą Valiušaitį ir panašiai. Tai aš nesijaučiu Lietuvoje saugus dėl valdžios veiksmų, būtent. Dėkui. Remigijus, prašau. Aš manau, kad šiandien
Aš asmeniškai galiu patvirtinti, kad jaučiame saugus. Iš tikrųjų, turbūt šiandien yra ta situacija, kad mes esam NATO narė, partnerė, NATO valstybės tai parodė ir jau Vokietijos brigados įsikūrimas, taip pat NATO karių dislokavimas ir panašiai. Na, dėl investicijų aš galvočiau ne dėl karo grėsmės, ne dėl to, kad mes esam rytų valstybė, o dėl mūsų biurokratų neveiklumo. Ateina investitoriai, susiduria su daugybės kliučių. Sklypai, viešieji pirkimai, protekcionizmas ir taip toliau, taip toliau. Aš manau, kad iš tiesų šiandien mes neturime politikos investicijų srityje. Buvo anksčiau ekonominė diplomatijos taryba, kuri sudaryta iš įvairių institucijų. Šiandien ta taryba neveikia. Mūsų taip pat ekonomikos ministerija, investicijų ministerija irgi neaišku, ką gina ir ką proteguoja. Dėl to aš manyčiau, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti investicijų pritraukimui iš kitų šalių, iš tų rinkų, kurios yra mums, sakykime, priešiškos savo politiką. Dėkui. Kęstuti, prašau. Kadangi mūsų ratelėje nėra valdančiųjų, tai taip gaunasi, kad mes praktiškai šnekam vos ne tą patį ir panašias mintis. Tai atsakant jūsų klausimą, iš tikrųjų, aš asmeniškai jaučiuosi saugus Lietuvoje tiek, kad galima jausti saugiam ES ir NATO valstybei. Ir aš manau, tuo viskas pasakyta. Iš kitos pusės, dar saugesnis jaučiuosi, kai paskaitau Euronewsą, Politico ir kitus tarptautinius portalus. Bet kai aš pasiklausau Gabrieliaus Landsbergio, kitų politikų kalbų, ypač Žygimanto Pavilionio, tai atrodo, kad iš tikrųjų ryt po ryt jau mes čia Lietuvoje regėsime tankus. Tai tas karo isterijos kurstimas iš tikrųjų yra labai jaučiamas. Bet jeigu mes kalbam apie investicijas, tai be jokios abejonės, jeigu aukščiausi valstybės pareigūnai, ministrai, vos ne kasdieną šneka, kad rytoj karas, ten kai kurie nusišnekėjo, tiek to neminėsiu pavardžių, kad jau liko savaičių klausimas, net ne metų, tai ko mes tikimės iš užsienio investuotojų. O šiaip iš esmės, tai saugus labai abejoju, ar gali šitam pasauliu jaustis yra Egino saloj. O jeigu prasidės čia kažkokie judesiai, karo veiksmai, tai visa Europa bus labai labai nesaugi. Dėkui. Andrius? Reikia pažymėti, kad vėlgi esame NATO, esame Europos Sąjungo, esame pakankamai tas saugumas, aš turiu omeny fizinis, tas karinis saugumas jisai yra. Apie ekonominį, vėlgi čia mes jau pradėjome kalbėti. Mano galva, vėlgi tos pačios investicijos, pritraukimas investicijų, irgi kas buvo kolegų pasakyta jau, vėlgi ekonominiais tikslais atašė skirimas, atstovybių steigimas ir panašiai, infrastruktūros sukūrimas, kad keliai atvestų tos investuotojus čia. Dabar pažiūrėkime, kelionė į Briuselį, ar ne? Iš čia reikia su persėdimu, per Lenkiją dažniausiai mūsų diplomatai skrenda. Tiesioginio reiso netgi nėra, ar ne? Iki Briuselio, kur yra tas centras, kur visi susirenka, vėlgi visi kiti keliai, kanalai. Taigi vėlgi iš tokių daugybės detalių susideda tas mūsų visas tas žemėlapis ir suprantama, kad juos reikia spręsti. Ir čia daug biurokratinio, susijęs su biurokratinė ta našta, su neveiksnumu galbūt tų pačių biurokratų, siaurais interesais ir panašiai. Ir visą tai reikėtų keisti, kad ir tas ekonominis saugumas, jisai pas piliečius gyventojus irgi atsirastų. Dėkui, Eduardai. Dėkui. Štai jaučiuosi tikrai saugus politiškai, nes NATO, visi kiti susitarimai rodo, kad mes pagalbą gautume. Bet kai Rusija pradės kokius veiksmus, tai mes nebeklausinėsime vienas kito saugus ar ne. Tai bus iš tikrųjų baisu. Manau, Lietuva pripratusi, lietuviai irgi visą laiką kovoja už savo laisvę, iškovosime ir mes. Dabar dėl ekonominių dalykų, tai pasakykime taip, Lietuva ir Pabaltijos yra pafrontės vadinama zona. Ir aišku, investitoriai žiūri ir klausosi, kalba, ar verta čia investuoti ar ne. Ir geriausias parodymas tai to paties Taivanio. Žadėti pinigai, investicijos nuplaukė į Vokietiją. Nieko čia nepadarysi. Ir tuo labiau, kai tokios ministerijos teisingumo arba inovacijų, pažiūrėkit, kaip jos pačios atrodo pastatai, kaba, vėliavos. Iš ties gėda. Geriau dirbtų tą, ką reikia, trauktų investiciją. Laikas, ačiū. Jūs ir pratęsite, Eduardai, dėl investicijų, kitaip tariant, perinant prie pinigų temos arba mokesčių, šiuo atveju mokesčių surinkimo. Klausimas toks, ką keistumėt dabartiniai mokesčių sistemai? Jeigu keistumėt ką nors? Manau, kad reikėtų
įvesti moratoriumą mokesčiams. Sustot, peržiūrėti, apgalvot ir tada kartu suderinus naujai vyriausybei ir poziciją, ir opoziciją, skelbt, kada ką įvestume. Pirmiausia, tai žiūrėkime politiškai. Europą įveda, ar sąjunga, ar kitos šalis. Įsiteisinimas tokių mokesčių numatomas per 3-5 metus. Lietuvoje atbulinė vos nedata. Aš kaip ginu smulkų į verslą, verslo turėtojus, tai matau, kad įvedami dabar kasos aparato, jų kainos didelės ir jau rytoj turi turėti. Labai gerai, bet ar išlaikys mūsų smulkieji, kiek jie nukentės? Tiek finansiškai, o svarbiausia psichologiškai. Dėkui. Dėkui. Andriau, prašau. Na, reikia pažymėti, kad vėl mokesčiai labiausiai, tai mes kalbame tada apie verslus, ypatingai smulkus vidutinis verslas, kuris, Lietuvoje jisai, turi milžinišką potencialą, bet kažkodėl tai vis toks jausmas susidaro, kad neleidžiama jam pakilti. Vis tie stambus verslininkai turi tą sprendimų ir prieimimą ir mokesčiai vis suformuojami taip, kad būtų jiems palankiau. Na ir tas keitimas nuolatinis mokesčių, ką jis sudaro, ta nežinomybė dėl ateities, vėlgi mes matome, verslus pradeda, bankrutuoja, vėl pradeda, vėl nenumatyti mokesčiai, vėl pasikeistusi mokestinė situacija. Tai vėlgi pirmas žingsnis tai turėtų būti vėlgi tas stabilumas, aiškumas ir prognozė į ateitį, kokie tie mokesčiai bus ir kas turėtų būti. Kita vertus, vėlgi, ką mūsų Demokratų sąjunga vardan Lietuvos pasisako dėl progresinių mokesčių įvedimo, vėlgi tai einant tų valstybių, kurios orientuotos yra į gerovės valstybės pavyzdžių ir patirtimi. Nagi vėlgi mes matome vienas. Tai vienas dalykas - stabilumas mokesčių srityje. Antras, nedideli kosmetiniai pataisimai, mano galva, kurie būtini ir jau uždelsti tiesiog. Ačiū. Kęstuti, prašau. Aš nemanau, kad kažką iš esmės reikėtų keisti mokesčių sistemoje. Esminis dalykas, kurį reiktų atlikti, iš tikrųjų reiktų atlikti išlaidų auditą. Nes kaip premjerė sakė, kad pinigų yra per daug, tai nemelavo. Pinigų iš tikrųjų, kai pasižiūri kai kuriuos sprendimus, tai yra per daug. Ir tas švaistimas, kuris yra, vėlgi, čia gal nėra pačios didžiausios sumos, bet viešinimo programos. Kiek ministerijos išleidžia tam, kad kažkas sužinotų apie jų kvailus sprendimus. Jeigu žmonėm įdomu, žiniasklaida pati jos susiras. Dar vienas pavyzdys. Dėl absurdiškų Gabrieliaus Landsbergio sprendimų situacija su Lietuvos geležinkeliais. Prieš 2 metus buvo mokami dividendai, buvo pelninga įmonė. Dabar 2 metai iš eilės iš vyriausybės rezervo išskolintų pinigų po 90 milijonų skirta tam, kam skirta? Infrastruktūrai. Taip sakant, kad bėgiai būtų ir traukiniai nenuvažiuotų nuo bėgių. Tai va čia reikia padaryti auditą ir atitinkamai pakoreguoti sprendimus, o nekelt mokesčius. Dėkui. Remigijau, prašau. Kad mokesčių reforma yra būtina, mums yra pasakiusi ir Europos komisija. Iš tikrųjų laukia labai svarbus etapas RRF finansavimas ir mes negausim 6 labai stambiem projektam, jeigu nepadarysim mokesčių reformos. Valdančioji dauguma bando dar šioje sesijoje iki rinkimų priimti įstatymą dėl mokesčių reformos, bet jis be jokios abejonės stringa, nes nėra vieningos pozicijos. Mes pritarėme progresiniam mokesčiam, tačiau diskusijų sukėlė svarstant pateikimą, aišku, nekilnojamo turto mokestis, kur buvo siūloma pačiom savivaldybėm nustatyti. Pavyzdžiui, mes visi kandidatuojam Fabijoniškių vienmandatėje apygardui ir sutinkam vaikščiodami daugybę pensinio amžiaus žmonių, kurie sako, mes tą vienintelį butuką tik įsigijom ir daugiau nieko neturim. Ir jeigu tą butuką apmokestintume. Bet kita vertus mes turim apmokestinti. Pavyzdžiui, Ignitis 60 milijonų pelnas, kainų kilimas, Maxima ir kiti didieji tinklai, kurie turi milžiniškus pelnus. Žinoma, reikėtų progresinių mokesčių. Ačiū. Dėkui. Dobilas, prašau. Taip, mes kaip nacionalinis susivienimas taip pat pasisakom už tai, kad šiokia ar tokia mokesčių reforma turi būti daroma. Kitas klausimas, aišku, kad tikrai neturėtų būti tokia, kaip valdantieji čia bandė prastumti, kur iš viso kažkokia, reiškia, sveikų proto ten nesuvokiama, arba jos tikslai yra be galo blogi, reiškia. Tai šitoj vietoje mes irgi pasisakom vienareikšmiškai už tai, kad mokesčiai turėtų būti progresyvus. Antras dalykas, iš tikrųjų turėtų būti mažinamas darbo apmokėjimo mokesčiai.
mažinamas PVM būtiniausiam produktam arba būtiniausiam prekiam. Ir čia iš karto, kaip sakyt, kai sako, kad jeigu sumažinsi tą PVM, taip kaip Lenkai sumažina, tai pas mus prekybos tinklai ar kažkas, reiškia, jie vis tiek nesumažins kainų. Tai mes turėtume prisiminti, kad senais laikais buvo tokios tarnybos, kurios prižiūrėdavo visokios kartelinius susitarimus ir panašiai, buvo tokia konkurencijos tarnyba, kas atsimena dar iš eilės metų senumo, ten būdavo didžiulės, reiškia, ir bylos, ir baudos ten milijoninės. Dabar apie tai mes nieko negirdim. Ir čia klausimas, ar ta tarnyba, reiškia, tiesiog, reiškia, jie ten, kaip sakyti, tik tai gamina CO2 dujas, reiškia, ar jie yra išvaikyti ir ieško kito darbo. Aš, aišku, būčiau už tą antrą variantą. Ačiū. Laikas. Dėl mokesčių diskusija yra poreikis? Yra bent 3, kurie norėtų dar kažką pasakyti, papildyti? Nematau, ar ne? Gerai, tęsim. Dobilai, jūs pratęsite šiek tiek kitą temą. Svarbi tema sveikatos apsauga. COVID vėl girdim, vėl matom, vėl reiškia žmonių vis daugiau serga. Aš pats susidūriau su keliais, kur skambinau, kviečiau. Ir sakė, kad serga. Klausimas toks, jeigu pateksite į Seimą, jau yra šalių, kurios kelia tą klausimą parlamentiniu lygiu, sudaro komisijas ir aiškinasi padarytas klaidas tos pandemijos valdyme. Tikslas tokių komisijų yra išgryninti klaidas tam, kad ateityje jų nekartot. Esminis yra toks tikslas. Nebent jūs kitą tikslą formuluotumėt. Ar būtumėt už tokią komisiją, ar dirbtumėt joje, jeigu patektumėt į Seimą? Vienareikšmiškai tie tokie, sakykime, kaip mes dabar visi suprantam po kiek laiko. Pradžioj ten ta pandemija buvo labai baisus dalykas ir daugeliui buvo peršama mintis, kad, reiškia, lavonai mėtysis gatvėse ir nebebus kam jų ten surankiot. Paskui pamatėm, kad viskas iš tikrųjų netaip blogai yra. Ir, sakykime, vėlgi, reiškia, kaip ir yra toks rusiškas posakis išvertus vadinasi, reiškia, kam karas, o kam maždaug motina, tai taip pat ir tos pandemijos variantai buvo. Tai buvo vis dėlto, kaip sakyti, miklų žmonės prasuko milžiniškas lėšas ir kai mes dabar girdime apie tai, kad, reiškia, ir pati vadinama euro Uršulė, reiškia, su Pfizeriu kažkokius labai ten neaiškius susitarimus dar ir paskui dėja išsitrynė jos telefone visas susirašinėjimas, tai lygiai taip pat neišimtis ir Lietuva, reiškia, kurioje čia irgi buvo perkama tos vakcinos, mes žinom, kad už 10 milijonų jų pripirkta aiškiai per daug, po to jos ten dalinamos, niekas nebenori imti, mes jos pilam, ten, nežinau, į kanalizaciją, ar, daug dievė, kad ne kanalizacija būtų naikinama. Tai yra tie dalykai, tai būtinai turi būti daromas rimtas auditas ir aš manau, kad turėtų būti kažkaip patraukti atsakomybę ir ten dalyvavę tie žmonės. Ačiū. Dėkui, Remigijau. Na, aš asmeniškai nepritarčiau tokiai komisijai dėl COVID-o. Kodėl? Pirmiausia, aš pats labai sunkiai sirgau COVID-o, mėnesį laiko gulėjau reanimacijai ir mačiau iš tikrųjų tą pasiaukojimo darbą, kur, sakykime, kai paguldė gydytojai, sakė, negalim duoti garantijų, kad ištrauksim, bet dirbo iš tikrųjų labai atsakingai. Po to pusę metų buvau kviečiamas, tikrinimas, stebimas, ar nebuvo COVID pasiekmių. Bet aš dalyvaučiau tokiai komisijai, šiandien, sakykime, visi verkiam, kad negalim patekti pas gydytojus, kad mažai kompensuojami vaistai, kad labai daug biurokratizmo, kad šiandien yra lėšos skiriamos vienos mažiausiai Europos Sąjungoje gydymų, trūksta gydytojų, naikinami yra skyriai ligoninių ir taip toliau. Kas atsitiko sveikatos apsaugos sistemoje, jeigu per pastarosius metus įvykdytos buvo 4 reformos ir sveikatos apsaugos sistema šiandien neveikia? Mes visi esam nepatenkinti. Dėkui. Kęstuti, prašau. Iš tikrųjų, sveikatos apsaugos sistemoje yra sudėtinga situacija ir be jokios abejonės, tas yra įrašyta ir Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos programoje, kad pirmiausia reikėtų stabdyti tą nemokšišką reformą, kvailą reformą, kuri yra vykdoma dabar. Ką aš turiu galvoje? Yra jungiamos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos su stacionariomis sveikatos priežiūros įstaigomis. Ir čia yra, akivaizdus absurdas, nes pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, ta prasme, terapeutai, apylinkės gydytojai, jie suinteresuoti, kad žmonės būtų sveiki, jiems nereikia, kad pas juos vaikštų. Stacionaras suinteresuotas turėti kuo daugiau ligonių, nes tada jis gauna pinigus. Ir kai tą viską sujungi į vieną, tai gaunasi visiška nesąmonė. Tai va tokių kvailų, keistų sprendimų jų reiktų atsisakyti. Ir be jokios abejonės reiktų atlikti kaip ir kitose sistemose auditą ir pasižiūrėti, nes lėšos skiriamos netokios menkos, bet dėja rezultatai yra, apgailėtini, laukti reikia po mėnesį pas gydytoją, kad patekt kartais ir daugiau. Tai tuos dalykus reiktų taisyti. Dėkui. Andriau, prašau.
Na, klausimas buvo dėl tokios komisijos sudarimo. Mano įsitikinimu visą laiką reikia savo patirtį, gerasias ar blogasias patirtis nuolat analizuoti ir žiūrėti, kaip geriau padaryti sekantį kartą. Bet ar atskira komisija vertas kurti, manau, ne. Pas mūsų komisijų ir atsakingų institucijų yra pakankamai. Čia klausimas funkcijų daugiau perskirstimo ir to susitarimo. Vėlgi, analizuoti turime ne tik tai su COVID susijusius atvejus, bet čia visi kolegos mini ilgos eilės. Pas gydytojo specialistą pacientas turi laukti, tyrimas su studentais darėme nesenai, nuo 30 dienų iki pusės metų ir net ilgiau. Tai pamiršti, dėl ko tu kreipeisi pas tą gydytoją per tą laiką, jeigu dar poreikis iš viso išlieka, taip juokaujant. Tas pats dalykas, tas pasiekiamumas, gydytojų trūkumas, eilės milžiniškos, bet vėlgi mes matome, kad čia daugiau sveikatos vadybos klausimai yra, kuriuos galima sudėliuoti, sustruktūrizuoti ir matome ligoninės, kurios turi gerasias patirtis, matome, kurios neturi to, matome, kad sisteminės yra problemos, kaip tas pritraukimas į viešąjį sektorių, čia visų viešojo sektoriaus darbuotojų klausimas yra. Gydytojai, policininkai, mokytojai. Ne, Ačiū, laikas. Tai šitas turime išanalizuoti ir, žinoma, priimti sprendimus čia. Dėkui, Eduardai, prašau. Na, dėl COVID komisijos, tai aš manyčiau, kad neverta jos kurti ir dėl ko. Pirmiausia, gyvenam demokratinį šalį ir nustatyti, įrodyti, kas kaip vyko, tai truks metais. Administraciniai kaštai bus didesni net, negu mes apturėjom nuostolius. Manyčiau, kad geriausia, kaip sakė gerbiamas diplomatas, tai reikėtų kurti komisiją dėl pačios sveikatos sistemos. Konstitucijai kas pasakyta? Sveikata Lietuvoje nemokama. Ar tikrai nemokama? Nekalbu apie privačias klinikas, o apie tai, kad toj pačioj poliklinikoje ką nors gauti, iškart turi mokėti. Tau iš karto išmuša čekiuką ir nepaaiškins, kas ir kodėl. Tas pats ir švietimo sistemoje. O dėl regioninės politikos, kai naikinamos, jau sunaikintos ambulatorinės paslaugos ir kai tikrai mūsų regionai, kaimeliai, miesteliai sensta ir ten reikia tų paslaugų privalomai, o jų nėra, va čia yra valstybinė politika. Ir dėl ko nėra, taupomi pinigai, kurių netekome dėl kiniečių problemos, kurią sudarė užsienio reikalų ministras. Laikas. Ar yra poreikis padiskutuoti apie sveikatą? Dar galbūt kažko, kas nebuvo pasakyta? Jūs tik vienas? Jeigu vienas, tai ne. Jeigu du, irgi dar nereik trečio. Trečio nėra, tai gal bus kontekste kitų klausimų. Eduardai, jums klausimas irgi daug diskusijų kėlęs ir keliantis visuomenėje, tai yra partnerystės įstatymas arba civilinės sąjungos įstatymas, kaip pavadinsim, būsime tikslus. Esminis klausimas, įsivaizduokite, patenkate į Seimą, kaip balsuojate ir kodėl? Vat šitoj vietoj, manau, teisininkų kolegos turėtų susėsti ir labai gerai įspręsti ir atidalinti. Yra nesusituokusių šeimų, tikrai reikia pagalbos jiem dėl turto ir kitų dalykų, bet dėl LGBT turiu aišku pasakymą. Prieštaroju tam, kad Laisvės malonumų partija nori tik dėl vieno to dalyko susikūrę ir prastumti. Manyčiau, yra dieviškai, yra vyras ir žmona. Ar jie susituokia ar ne, jau čia kiti dalykai. Bet ne tai, kad po to LGBT slepiasi ir pritraukimas, žinant, kad jaunimas labai nori pasirodyti ir dalyvauti, save išreikšti. Ir todėl atrodo, kad tai jau gausi ta žmonių dalis. Atsiprašau, bet balsuočiau tikrai prieš. Ačiū. Dėkui, Andriau, kaip jūs? Na, reikia turėti galvoje, kad partnerystės įstatymos ištakos yra Stambulo konvencija. Iš Stambulo konvencija jinai turi, gina tam tikras vertybės, žmogaus teisės, moterų teisės, galimybės ir panašiai. Jeigu mes žiūrime mūsų teisinę sistemą, mes matome, buvo paskaičiuota kažkas 54 ar 56 teisės aktai, kurie atliepia tą Stambulo konvenciją ir jie jau yra įdiegti ir taikomi mūsų teisinėje sistemoje. Tai dabar klausimas yra, kiek vėlgi nepriimti perteklinio įstatymo, kuris
tiesiog papildomai dubliuotų kitus. Vėlgi tai turėtų būti gilesnė analizė ir vėlgi susitarimas, politinis susitarimas, kokios tos dalys yra iš tikrųjų nedubliuojančios ir prisideda prie mūsų tos teisinės sistemos papildymo ir užtikrinimo visų mano minėtų teisių ir galimybių, o kiek yra tiesiog bandymas kažkokias idėjas įdiegti vertybę, kas ir eina kitose dokumentuose. Dėkui, Kęstuti. Aš tikrai balsuočiau prieš partnerystės įstatymą, bent jau tokį, koks jis dabar yra pateiktas. Ūkinių santykių išsprendimas be jokios abejonės jis gali būti sprendžiamas, bet kitų įstatymų pagrindų. O dabar visa esmė yra ta, kad į partnerystės įstatymą yra perkeltos civilinio kodekso šeimos nuostatos. Tai, kas civiliniam kodekse yra kalbama apie šeimą, tai tas perkelama į partnerystės įstatymą. Ir plus, tie asmenys, kurie agituoja už šitą įstatymą, jie labai dažnai naudoja tokius nelabai švarius metodus, tiesiog melą. Vienas mitas, aš pabandysiu išsklaidyti, sako, gyvenam kartu, esam partneriai, kaip nueiti į ligoninę, gauti informaciją apie partnerio sveikatą. Maždaug nieks neteikia. Melas. Aš pats nelabai senai buvau poliklinikoje. Gydytojas sako, prašom nurodyti asmenį, kuris atėjęs galėtų sužinoti apie jūsų sveikatą. Sakau, bet ką galiu nurodyti? Visiškai pašalinį? Taip, vardas, pavardė, asmens kodas. Jeigu žinot, nurodykit, jokių problemų. Tai tokiais melavimais, tokiais metodais stūmiamas tas įstatymas. Mes prieš. Dėkui, Remigijau. Lietuvos socialdemokratų partija, aišku, pasisako už šių žmonių, šios kategorijos žmonių teisinį sureguliavimą, jų santykių ir panašiai. Bet kita vertus, aišku, žinoma, aš manau, buvo padaryta klaida iš pat pradžių šios valdančiosios daugumos, kad skambus partnerystės įstatymas. Tuos klausimus buvo galima sureguliuoti, kaip jau buvo minėta, civiliniu kodeksu. Ir žinoma, kadangi yra pagrindiniai klausimai, turtiniai klausimai, gyvenimo kartu ir kiti klausimai, o žinoma, partnerystės įstatymas, kaip minėjau, yra tiesiog, aš manau, kad labai deklaratyvus. Ir kaip jūs sakėte, lygiai taip pat pritarčiau, kad jeigu būčiau išrinktas Seime, reikėtų platesnio politinio sutarimo. Išsiaiškinti, ko mes siekime to įstatymu, kodėl mes jį priimame ir ar nebūtų galima tuos klausimus išspręsti kitais poįstatyminiais aktais. Ačiū, Dobilai, prašau. Taip, vienareikšmiškai nacionalinio susivienimo pozicija labai aiški ir be jokių dviprasmybių. Mes, aišku, balsuojam prieš, todėl, kad pirmas dalykas, pasižiūrėkime į Konstituciją, kurioje labai aiškiai parašyta, santuoka yra sudaroma tarp vyro ir moters. Ir jokių kitokių variantų nėra, tai mes neišsigalvokim dar kažkokių ten papildymų ir panašiai. Antras dalykas, reiškia, kas eina ir į kurią pusę eina. Šitų papildomų kažkokių partnerysčių, priėmimų ir panašiai, čia iš tikrųjų yra ta pati Pandoros skrynia, kai ištraukus vieną kažkokį juodą daiktą iš skrynios, tau iš paskos pradeda lysti, reiškia, ir visokios kitokios baisybės. Trečias dalykas, taip, visos šitos, reiškia, idėjos yra stūmiamos įvairiausių užsienio fondų ir čia eina milžiniški pinigai. Tačiau mes galvokime apie Lietuvą. Mes sakome, reiškia, mums svarbiausia yra Lietuva ir Lietuvos gyventojai. Tai jeigu apklausose yra aiškiai sakoma, kad maždaug 80% žmonių yra prieš visokios partnerysčių įstatymus, tai klausykim, ką sako dauguma, jeigu mes šnekam apie tai, kad Lietuva dar yra šiokia tokia ten demokratija galioja. O jeigu ten yra tik tai kažkokia mažuma, kuri gali nuspręsti už visus likusius, tai tada šnekėkim, kad čia mes gyvenam kitokioje valstybėje. Ačiū. Ar būtų poreikis diskusijai šitą temą? Ne, einam į pabaigą laikas. Tokie burtai čia jau, žinot, prieš burtus nepapūsi. Dobilai, jūs tada ir jum klausimas, galimai paskutinį, žiūrėsim, kaip dar liks laiko, dėl koalicijų naujam Seime. Klausimas svarbus, kad rinkėjai žinotų, kad balsuodami už jūsų arba už kito čia esančią partiją, ką jie gaus dar, nes vienos partijos tikrai neužteks valdžiai sudaryti. Bus reikalingos koalicijos, taigi signalas rinkėjui, kokį jūs siunčiat signalą rinkėjui, kitaip tariant, ar yra partijų, kurios dalyvauja Seimo rinkimuose, konkrečiai su pavadinimais, su kuriomis jūs neitumėte koaliciją? Taip, nacionalinio susivienimo pozicija šituo atveju yra tokia, reiškia. Mes negalime eiti jokias koalicijas su tom partijom, kurių ideologinės nuostatos visiškai aplamai nesitapatina su mūsų, tai čia būtų kaip pavyzdys kokia nors, sakykime,
Laisvės partija arba Tėvynės sąjunga. Tai kitos partijos mes galim svarstyti visokių, nekalbant apie tas mažasias, kuriuo aš ten kitur ir pavadinimų nebeatsimenu, tokios labai, kur teisingai jom tinka žodis kontroversiškos. Bet, reiškia, koks mūsų pagrindinis būtų reikalavimas, kad tie koalicijos partneriai, su kuriais mes galėtume sudaryti koaliciją, kaip sakyti, rašytinai pasižadėtų, kad laikysis bendrų susitarimų, reiškia, ir tai, kas liečia mūsų, sakykime, pačią ideologiją ir tai, kas liečia mūsų visą veiklą, kadangi ir mūsų rinkiminis šūkis partijos vadinasi už Lietuvą lietuvišką amžiams. Tai, kaip sakyti, pirmiausia, Lietuvos interesai, visus kitus dalykus galima žiūrėti. O jeigu konkrečiai su tom partijom, tai čia, kaip sakyti, nesinori spekuliuoti, gal kažkaip yra šiek tiek nusaikesni, reiškia, valstiečiai, tai galbūt su jais galėtų būti kažkokių bendrų. Sakiau, su kuo nesudaryti, reiškia Laisvės partija ir konservatoriai. Ačiū. Remigijau, kaip jūs? Na, iš tikrųjų, klausimas yra gana dar ankstyvas, nes pirmiausia, Lietuvos rinkėjai turėtų parodyti, kokiamis politinėmis partijomis pasitikima. Na, šiuo metu yra aišku, kad Lietuvos socialdemokratų partija, bet aukšti reitingai yra ir konservatorių partijos, bet socialdemokratų partija yra nusprendusi nesudaryti koalicijos. Labai dažnai rinkėjai klausia, o kodėl ne? Jeigu, sakykime, šiandien reikia gintis prieš kontroversiškas, marginalus ir taip toliau, taip toliau. Na, tiesiog buvo labai geras terminas pasakytas pačių konservatorių. Aš manau, kad konservatorium pridarius tiek bėdų, reikėtų šiek tiek atšalti tam tikrą periodą. Na, o žinoma, su kitom partijom, Lietuvos socialdemokratų partija pasisako prieš tas kontroversiškas, radikalias partijas, kurios, aišku, kiršina visuomenę ir galbūt jų lyderiai. Na, žinoma, šiandien šiuo etape, jeigu sakykime, elgėsi taip Nemuno aušra, nors jos lyderis ir prezidentas pasakė, kad turėjo galimybę dalyvaudamas rinkiminiai kompanijai atsiprašyti, paaiškinti savo nuostatas, bet to padaryta nebuvo. Nemuno aušra ir konservatoriai. Taip. Dėkui. Kęstuti? Na, aš pritariu, kad tas klausimas šiandien iš tikrųjų yra ankstyvas, nes niekas nežino, kokie bus rinkimų rezultatai. Ir jo labiau, kad pasižiūrėti į vienus ar kitus Lietuvoje vykusius rinkimus, tai kartais taip apsiverčia viskas pirmadienio rytą, kad visi sako, oba, negalėjo tai būti, bet dėja yra. Arba nei karto taip nebuvo ir štai jums vėl. Tai ta situacija negali pasikartoti. O be jokios abejonės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, jinai turbūt nemato savęs koalicijose su liberaliosiom partijom, įskaitant ir Tėvynės sąjungą, kurie nori priimti tą patį partnerystės įstatymą, Stambulo konvenciją, narkotikus legalizuoti iš principo, tai vadinama dekriminalizavimu, alkoholio vartojimas, alkoholio reklama, tai su tom partijom mums tikrai nėra pakeliui. Su Demokratų sąjunga svarstytumėt? Čia klausimas ne man, sakykim taip. Gerai, dėkui, Andriau, prašau. Na, iš esmės, mūsų vien pavadinimas Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Mes laikomės to susitarimo, demokratijos ir, žinoma, vertybinio to pagrindo, einant į bet kokią koaliciją, laikomės save centro kairė. Ir tos visas kairysis, tos socialinės problemos, švietimo mums smulkus vidutinis verslas, tai yra tos aktualijos, kurios mums aktualios ir mūsų kolegoms iš kitų partijų šitome vertybinėme flange. Tai vienas pagrindas, žinoma, vertybinis yra. Kitas momentas, žinoma, atsitinka taip, kam jau parodė kai kurios valdančiųjų, kad deklaruoja vienas vertybės, taiga apsiverčia ir eina jau su kitomis, bet greičiausiai, su tą susitarimą einant, tai taip neįvyktų. Taigi, greičiausiai matome, kad žinoma mūsų tas kairysis flangas visas vertybiškai iš dešiniųjų priklausytų labai nuo situacijos ir nuo konteksto, kur čia kokiame aspekte koalicija, bet greičiausiai jis mažai įmanomas yra. Dėkui, Eduardai. Lietuvos regionų partija tai yra tvirtas pasirinkimas. Ir manau, kad su partijom susėdus prie bendro stalo, tos, kurios pateks į Seimą, reikia suderinti savo programinės nuostatas. Tai aišku svarbiausia socialiniai dalykai, neįgaliųjų, seniorų klausimai, ypač švietimo sistema, toliau ekonominiai dalykai, ypač dėl smulkaus verslo ir panašiai. Ir galime iš karto pasakyti, kad su tom partijom, kurios
taip nualino ir kiekvieną kartą, kai ateina į valdžią, taip nualina mūsų ekonomiką, biudžetą, supriešina liaudį, žmonės tarpusavyje. Manau, kad tikrai mums nepakeliui. Tai su tais pačiais konservatoriais, su tais pačiais Laisvės malonumų partija ir panašiai. Dėkui. Ačiū. Taigi laiko lieka tik pabaigti laidą, jau klausimų ratui nebeužtenka. Aš dėkingas dar kartą priminsiu, kas dalyvavo. Tai Eduardas Šablinskas, Lietuvos regionų partija, taip pat Andrius Stasiukynas, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos, Kęstutis Skrebys, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, Remigijus Motuzas, socialdemokratai ir Dobilas Kezys, nacionalinis susivienimas. Ačiū dalyviams, aš linkiu visiems čia buvusiems sėkmės rinkimuose, ačiū žiūrėjusiems, šį ir kitos laidos jų yra daugiau pagrindiniuose portaluose, o svarbiausia, nebūkite abejingi, ateikite balsuoti tą dieną, kai reikės balsuoti. Iki.